Zdanovičius. Labas vakaras, Vilniau. Gerai, čia ne stand-upas. Tikriausiai, o netikriausiai, tikrai esu nežinomiausias šio vakaro kalbėtojas, todėl turiu prisistatyti. Esu Arnas Zdanovičius, jaunas kūrybininkas iš Vilniaus. Ir šiandien iš tikrųjų labai jaudinuosi, nes reklamoje dirbu dar tik tai 5 metus. Ir man tikrai labai didelė garbė stovėti su tokiais reklamos vilkais ant tos pačios scenos. Paplojam biški. Nes aš pats reklamoje labiau jaučiuosi toks reklamos labradoras. Nes aš atėjau į reklamą labai kitokiais laikais. Aš atėjau į reklamą 2020 metais. Ir man atrodo, ateiti į reklamos agentūrą 2020 metais, va čia yra mano didžiausias reklamos feilas. Nesupraskit manęs klaidingai, aš neturiu nieko prieš agentūras, bet tiesiog ir už nelabai ką turiu. Nes aš abiejose agentūrose, kuriuose esu dirbęs, dabar Klinik 212, o ypač seniau Milk, aš nuolat girdėdavau apie tą reklamos aukso amžių, kuris ką tik pasibaigė, va taip ką tik. Nespėjau, blemba. Nes seniau žmonės ateidavo į reklamos agentūrą kaip į vakarėlį. O aš atėjau į tokias reklamos pagirias. Visiems sunku, bet žiauriai smagu aptarinėti, kaip vakar gerai buvo. Ir dėl šito aš mečiau ofisinį darbą, nuėjau mokytis į Atomic Gardeną, nes dinamiška industrija, nėra 2 vienodų briefų. Ir toliau dirbu ofisinį darbą. Ir mes rimtai keliam klausimą apie feilus, ką mes galim sufeilinti, ką mes galim padaryti šiandien tokio drąsaus, kad praeitų 6 rinkodaristų filtrą. Mes geriausiu atveju galim Audorą su nelietuviškom kabutėm išleisti į eterį. Nes mes nebedarom papų castingo, mes neskrendam filmuoti į Pietų Afrikos Respubliką, nes ten ežerai kaip Lietuvoje. Ne, mes tokie reklamos labradorai, kūrybininkai visai šeimai. Ir aš tikrai turėjau sunkų pasiruošimą iš tos pusės, kad aš pradėjau galvoti, gerai, ne tai, kad kokiu aš feilų turiu, o kokiu aš įdomių istorijų turiu iš reklamos. Ir taip ėjau ir atėjau 6 metus atgal, kai buvo 2 savaitės iki prasidedant Atomic Gardeno mokslam. Paskutinė mano įdomi istorija. Toks sutapimas. Tai iš tikrųjų visa šita mano 2 minučių prakalba yra labiau pasiteisinimas jums, kodėl aš daugiau apie reklamą šiandien nešnekėsiu, nes, šiaip pripažinkim, nėra labai įdomios tos reklamos, čiagi ne žmonės gydom. Ir aš jums geriau papasakosiu istoriją, kaip dalyvavau geros valios misijoje Japonijoje, Disaster Management konferencijoje. Man atrodo, Disaster Management žymiai tinkamesnė tema Fail Nightam. Tai gerai, kas yra ta geros valios misija? Jeigu taip nuoširdžiai aš irgi nežinau, bet man tiesiog labai patinka, kaip tai skamba. Jeigu taip realybėje, tai čia toks yra supaprastintas, pagreitintas Erasmusas, tik su žymiai daugiau lankstymosi. Ir pamačiau 2019 metais skelbimą, kad yra ieškomi jaunimas iki 29 metų važiuoti kelionę į Japoniją. Kažkaip tai praėjau labai sunkią atranką, tada reikėjo kelis mėnesius ruoštis, ten tautinį kostiumą, tautinius šokius repetuoti, tautinės dainas. Prisipažinsiu, nekenčiu tautinių šokių, bet dėl nemokamos kelionės į Japoniją, blynai. Ir taip mus, iš tikrųjų, labai žiauri buvo ta atranka, nes 300 žmonių kandidatavo į 7 vietas. Ir mus atrinko, išvažiavome į tą Japoniją. Ir mus atrinko per tokią atranką, o japonai buvo tiesiog studentai iš univerų. Didžioji dalis japonų, jie negalėjo angliškai tau nieko atsakyti, jeigu prieš tai nepasirašo teksto į telefoną. Kitos delegacijos irgi žiauriai įvairios. Kažkas atvarė, nes dirba viešajam sektoriui, kažkas irgi yra paprasti studentai, kažkas tiesiog priklauso komunistų partijai. Ir mes važiavom su lūkesčiais, kad tai bus žiauriai kieta tarptautinė konferencija, o ką gavom, tai tą tokią mokytojų dieną, kai 12-okai veda pamoką 5-okam. Ir mes buvom tie 12-okai. Ir aš žinau, kaip tai skamba iš šono, kad arogantiški europiečiai atvažiuoja į svečius ir galvoja, kokie čia protingi ir kaip čia už visus geresni. Tai žinokit, taip ir buvo. Nes mes tiesiog visą laiką bičinam su austrais, ką mes čia veikiam, kodėl mus čia yra uždarę viešbutį prie oro uosto ir verčia dabar vaidinti, kad mes diskutuojam.
Ir dar turbūt kas nepadėjo tai, kad aš savo norų pakliuvau į disaster management grupę, nes galvau, kad, Japonijoje jie supranta, kaip tvarkytis su nelaimėm, ne? Tai rezultate aš turėjau rimtų veidų žmonėm iš Meksikos, Filipinų, Peru pasakot apie uraganą Anatolijų, kaip saulės laikrodį Nidoj nuvertė, apie tą vieną žemės drebėjimą, kur lyg ir mačiau, kad vaza kažkiek dreba, bet nesu tikras. Filipinuose tuo tarpu neseniai buvo tsunamis praėjęs, tai toks. Bet tokių konferencijų žavumas yra tame, kad mes visi sutarėm dėl vieno dalyko. Disasters are terrible, we don't like disasters. O managemento dalis šitoje konferencijai buvo tokia, išvardinkim kuo daugiau mandrų žodžių. Climate change, disaster, international communities. Ir taip kelias dienas. Ir turbūt natūralu, kad tas nepasitenkinimas, ką mes čia veikiam, vis augo. Ir kol atėjo paskutinė konferencijos diena, ir mes su tokiu draugu Austru tiesiog kalbam, blemba, gal užtenka skūstis, jau kažkaip ant sąžinės yra, gal šiandien pabandom būti konstruktyvus, gana tos destrukcijos. Tai čia buvo tokia famous last words. Nes toliau sužinojom, kad mes turim visą dieną paruošti visos konferencijos apibendrinimui. Tai natūralus klausimas, o ką apibendrint? Bet kadangi mes išgyvenom tuo metu savo konstruktyvumo erą, tai mes su tuo Austru nuvarėm į grupelę, kuri vadinosi Wrap Up. Tai atrodo geriausiai gali apibendrinti apibendrinimo apibendrinime. Bent jau taip galvojom. Bet iš tikrųjų tai ėjom ten dėl to, nes nieks nenorėjo įti tą grupelę, nes visi norėjo vaidinti vaidinime, kaip elgtis per žemės drebėjimą. Daug smagiau. Ir štai turime tokią grupelę. 2 labai konstruktyviai nusiteikę Austrai, europiečiai atsiprašau. Turim kokius 4-5 japonus, kurie nelabai kalba angliškai ir su jais diskutuoti yra labai sunku. Ir turim Chang. Ką aš jums turiu papasakoti apie Chang? Chang yra iš Vietnamo. Chang vilkėjo raudoną suknelę. Chang yra Vietnamo jaunųjų komunistų lyderė. Taip Chang atrodo dabar. Ir Chang iškart ėmėsi lyderystės, jinai tiesiog pradėjo mus visus bombarduoti savo idėjom ir entuzijazmą. Žinot, kai būna tie žmonės, kur turi labai daug entuzijazmo, tu tiesiog jiem nenori prieštarauti. Ir aš prisipažinsiu, mane Chang tiesiog žiauriai įkvėpė, nes jinai tiek siūlė visokių idėjų ir visos jos buvo tokios blogos, tokios klišinės, kad labai greitai dingo mano tas konstruktyvumas ir aš tiesiog pasileidau į tokią blogos valios misiją, dabar pitchint kuo didesnę nesąmonę, kad Chang patvirtintų. Važiuojam. Tai nuo ko aš pradėjau? Aš sakau, Chang, žiūrėk, problema su visais tais disaster management, kad žmonės nutikus nelaimiai, jie turi per daug informacijos ir nežino, ką su jie daryti. Todėl ką mes turim padaryti? Atimti iš jų informaciją. Kaip mes tai padarysim? Sutrumpinsim informaciją iki pavienių žodžių. Šiaip kai garsiai tą pasakau, tai mes tą kasdien klientam pardavinėjom. Bet kaip tai atrodė realybėje? Mes tiesiog pradėjom vardinti random žodžius. Prevention, tolerance, climate change. Tokie, kažkurie gal ir pataiko į tą temą disaster management, bet tokie visokie diplomasi, jie tinka bet kur, kaip majonezas. Ir aišku, pridėjom ir tokių, aš pridėjau, nes Austras tuo metu žiūrėjo ir kas čia, blet, vyksta. Nes priminsiu, kad mes buvom susitarę, kad mes būsim konstruktyvus. Ir jis toks pasimetęs, ar jis čia toks draugiškas dabar pasidarė, ar jis čia trolino jos visus. Įdėjau, pavyzdžiui, žodį attention. Žinau dėl ko? Nes kai daug kartų kartoji attention, tu atkreipi žmonių dėmesį. Tokia logika suėjo. Tada įdėjau žodį positive, nes tiesiog kažkaip tiko prie vaibo. Ir tada galvoju, gerai, ką čia dar galima padaryti. Ir atėjo, aišku, labai paprasta, bet geniali idėja jaunimo konferencijai. Padarom žodžių debesį. Visi, aišku, iškart patvirtino šitą idėją, nes žodžių debesis. Bet aš iš to truputį užsivedimo persistengiau, jeigu matot, kai kurie žodžiai yra parašyti iš kitos pusės. Ir net ir tie angliškai nesuprantantis japonai pradėjo klausinėti manęs, ką reiškia noitarepuk? Ir aš toks cooperation iš kitos pusės, kas neaišku. Ir suprantu, kad turiu tokią situaciją, kur prieš mane jau biški kyla tokia pasipiktinusi minė, Austras taip kreivai žiūri.
Tai kaip aš įsivarčiau, sakau, o kas jeigu mes visus šitus žodžius užanimuotume labai agresyviais PowerPoint'o, tai sukiojimais visais. Ir mes, kai išėjom jau į tą pasirodymą, tai va taip viskas, ten sukiojasi, žiauriai gerai buvo. Na ir kadangi esam vis tik, nežinau, reklamos renginiai, čia tikrai yra ir dizainerių, tai manau visiems labai svarbu išgirsti dėl fonto, ką mes darėm. Tai nėra čia daug ką pasakot, tai aišku, kad Comic Sans naudojam. 2019 metai, ko jūs tikitės. Ir turim va tokią skaidrę, labai tuo metu ją didžiavausi, bet galvoju, nu čia dar kažko trūksta, dar kažkas čia ne iki galo, galima tikrai juokingiau spausti. Ir nors tuo metu šiaip dar nebuvau copywriteris, nedrįsau savęs taip vadinti, bet gyslelę turėjau ir aš žiūriu taip, disaster of rap. O kas jeigu čia būtų disaster rap? Ir aš galvoju, gerai, kaip dabar šitą idėją prapičint. Ir žiauriai persistengiau, nes ją iškart visi palaikė. Tipo, aš pradėjau pasakot, jo, rap is cool, čia jaunimui, čia žiauriai gerai. Ir visi, jo, rap is cool, jėga darom. Ir aš toliau pičinu. Nes galvoju, kad man reikia parduoti, kad kažkas repuotų. Ir aš užbaigiu klausimą, okei, tai kas norit repuoti? Ir tą akimirką taip laikas šiek tiek sustojo. Aš taip apsidairau, peržvelgiu tą stalą. Tai sėdi Chang, mūsų komunistė. Sėdi tas Austras, kur nieko nesupranta, kas čia vyksta. Ir sėdi tie Japonai, kur nesupranta, kas čia vyksta, nes jie angliškai nesupranta. Kaip manot, kuris iš mūsų repavo? Tai tą akimirką aš supratau, kad aš ką tik 1,5 valandos kūriau durniausią pasaulio PowerPoint'o skaidrę ir tada paprašiau visų leidimo ją surepuoti. Prieš 150 žmonių, Japonijos diplomatus, vyriausybės atstovus. Man tuo metu pradėjo galvoj suktis, o čia gali už tokį dalyką deportuoti šiaip. Čia žinot, kas yra? Čia yra kovos klubo momentas. Kai tu supranti, kad tu visą laiką trolinai save. Bet tada supratau, kad viskas nėra kur trauktis, reikia stumti olainą. Tai ką aš padariau? Tiesiog atsistojau ir per visą kambarį sušukau. Can anyone in this room beatbox? Labai normalus klausimas konferencijai. Bet kokia konferencija, tokie ir klausimai. Ir aišku, nuo kito stalo tiesiog atsistoja bičas, Markas iš Filipinų. Sako, yeah, I can beatbox. Tai aišku, kad tu gali beatboxinti. Tai čia matom Chang ir Marką. Mano 2 geriausi draugai. Ką aš jums turiu pasakyti apie Marką? Tiek, kiek aš negaliu repuoti, tiek Markas nelabai gali beatboxinti. Jis visą laiką darė tą tokį čik. Ir tada nežinau kodėl, bet vidury pasirodymą jis pradėjo daryti tą tokį, kur žinot, su Adomo oboliu. Kur atrodo, jis ne beatboxina, o tuo atpils toks. Bet, kaip sakoma, dovanotam beatboxeriui į stemplę nežiūri. Tai čia, žinokit, dar ne pabaiga. Kai supratau, kad pasirašiau šitai nesąmonė, aš galvoju, aš taip vienas į šitą nesąmonę nesileisiu. Man reikia tiesiog nusitempti su savim visus. Ir aš galvoju, ką čia daryti. Bet laimė, mes tuo metu jau su Chang buvom susižaidę kaip tokia gera komanda. Aš sakau tokį rezultatyvą perdavimą Chang. We should sing a song. Ir Chang tokia nemirktelius. Yeah, we could sing Michael Jackson. Ir jeigu iki tol visas šitas nesąmoningas idėjas, aš pats turėjau per jėgą prastumti. Čia Chang pati pasiūlė. Nieks už liežuvio netraukė. Mane tuo metu toks pasididžiavimo jausmas užpulo. Nice. Pats nebūčiau taip sugalvojęs. Ir tuo metu jau biškai reikėjo tvardytis, kaip visa šita nesąmonė, kad neišsiduot. Ir šiaip netaip sulemenau, which song? Ir Chang sako, Heal the World. Aš sakau, nu jo, tai aišku, mesgi pasaulį bandom išgydyti nuo nelaimių. Tai taip praėjo kokią minutę ir mes jau ant A1 lapą su markeriais rašom Heal the World žodžius. Aišku, pakeisdami If you care enough for disasters, there are no people dying. Tai, žodžiu, artėja tas mūsų pasirodymas, atrodo nesąmonė, bet turim pasirodymą ir aš pradedu žiauriai jaudintis. Ir žinot, kur toks labai, keista, kad klausiu, žinot, nes gan keista situacija. Tu esi pasiryžęs ką tik tuoj atlikti didžiausią gyvenime nesąmonę,
bet žiauriai bijai ją sufeilinti. O kas jeigu susipainės su tais žodžiais? Ir, žodžiu, ateina ta jau konferencijos apibendrinimas, pilna salė žmonių, diplomatai, studentai, žodžiu, nuo studento iki prezidento. Ir užlipa mūsų grupelė kolegų, ten suvaidina, kaip elgtis per tuos žemės drebėjimus, tada biški pristato teorijos. Nu ir išbėgo aš toksai, yo, it's your boy MC Rapper here to wrap it up, yo! Ir va, baigėsi laikas. Ačiū.